Nagrinėsim jūsų atsiųstus mums klausimus. Nuo pat pradžių kainos buvo per didelės netgi šitai vietai. Kada tu investuoji, yra 3 dalykai. Nuomos, investicinė grąža, likvidumas ir yra vertės augimas. Nebus visų 3 vienodai gerų. Tai reikėtų remtis ten ne tik skelbimų portalais, bet ir registro centro duomenimis. Sako, bus taikomas tarpininkamo mokestis. Kam? Man? Jie dar įvelka į pavadinimą, čia sutarties rengimo mokestis. Laptopo išsitraukimo mokestis. Pastebim, kad dalis mūsų žiūrinčių mūsų neprenumeruoja. Manau, kad reikėtų ištaisyti šitą klaidą. Paspauskite prenumeruoti ir gausite žinutę, kai tik paleisim kiekvieną naują podcastą. O jeigu šis epizodas pasirodė įdomus, tai paspauskite ir like bei parašykite trumpą komentarą. Būsim Ačiū labai labai. dėkingi. Sveiki trijulė, ar verta dėti butą skelbimą gruodį, kai galbūt visiems galvoje kalėdas, ar geriau išlaukti iki pavasario? Tai kolegos, kaip atsakytumėte į šitą žiūrovo klausimą, kuriuo jisai susirūpinęs? Pavasario tai gal tikrai nelaukčiau, galima jau ir sausį. Visai prieš kalėdas labai dažnai viskas aprimsta, sustoja ir turbūt tikrai ir patys matom, kad skelbimų rinką paleidžiam gerokai mažiau. Natūralu, turbūt šventėm ruošiamės, švenčiam. Žmonės visada yra linkę viską atidėti ir dažnai būna tas psichologinis toksai momentas, žinai, nuo gruodžio vidurio iki sausio vidurio, kur, ten, žinai, gal ten pardavinėkim vėliau ir panašiai, bet manau, kad iš dalies gal kartais gali ir laimėti, nes Konkurenciniai kovoja, ne? Jo, konkurencija yra mažesnė, vienoje ar kitoje, vienam ir kitam rinkos segmente, tai tokio vienreikšmiško atsakymo, manau, kad ir nėra. Aš tai irgi gal šiek tiek paoponuočiau Patricijai, dėl to, kad irgi ką tik gruodis praėjo ir turėjau keletą rezervacijų visai neblogai suėjusi, tai žmonės, aš jaučiau iš tų, kas rezervavo, buvo tiesiog užsidėję tikslą, kad per šiuos metus kažką tai įsigyti ir tas gruodis būtent tampa tas šiltų pirkėjų metas, kai jau priiminėja sprendimus. Rezervacijų ir aš turėjau, bet akivaizdu, kas šeimose pas jūs, pas mus perka dovanas, rūpinasi visais kalėdiniais reikalais. Ir žinai, yra, tarkim, sklypai, kuriem yra didelis sezoniškumas, arba vėlgi ten namas, kur galbūt jam atskleisti labai norisi ten parodyti gražią aplinką, ten sužydėjusius medžius ir panašiai, bet jeigu ten kalba eina apie, nežinau, kotedžą, butą, tai manau, kad iš esmės nėra ten labai ar gero ar blogo meto paleisti į rinką ir galima ir žiemos periodą paleisti. Bet pavasaris, kaip girdžiu, iš namų pardavimo kotedžų, kad atskleist gali geriau tą aplinką ir tą. Tai žinai, natūralu turbūt, kad į sužaliavusį kiemą gražiau žiūrėti, žinai, negu užpustytą. Bet pavasario vis tiek nelaukčiau. Leidžiam. Tai nėra blogo laiko pardavimui. Taip. Tai šiandien jau kaip ir suprato, turbūt, kad nagrinėsim jūsų atsiųstus mums klausimus po, nežinau, 12 liktais epizodų. Daug jau prisikaupė. Nedarėm Q&A, tai prisikaupė tikrai. Nežinau, ar viską spėsim, bet pasistengsim kuo daugiau jūsų paliesti klausimų. O šiandien mūsų klausimus nagrinėti mums padės mūsų šiandienos laidos rėmėjai, kurių visai šiandien daug yra. Tai realu.lt skelbimų portalas, kuris jau šiai dienai tvirtai užima 2 poziciją pagal klientų lankytojų lankomumą. Ir ten galima susidėti skelbimus ir gruodį. Taip. Pirma. Ir kuo jie dar iš tikrųjų yra išskirtiniai tas portalas, kad jie turi didžiausią naujos statybos projektų skelbimų skaičių. Tai netgi daugiau negu kiti konkurentai, tai tikrai jeigu ieškot naujos statybos būstų, tai ten būtinai pasidairykite, ten tikrai rasit to, ko nebus kitose portaluose. Jo. Taip pat šiandien Baldai vienas mūsų sugrįžtantis rėmėjas, tai apsistatyti baldais galite brangiais ir nebrangiais. Viena didžiausių internetinių baldų parduotuvių. Ir Raskante mūsų portalas, ganėtinai naujas, jau praeitam epizodė šiek tiek plačiau pasakojam. Šį epizodą priminsim, kad tai yra platforma, portalas, kuris kaip skaneris veikia. Susiurbė. Taip. Įrankis toks patogus surasti savo gerą variantą. Taip, iš visų portalų kitų surenka, ne iš visų, bet iš daugumos surenka. Jeigu jūs, pavyzdžiui, esat fliperis arba norit tapti tokiu ir ieškot gerų variantų, tai jie netgi turi ten skilti verti dėmesio objektai.
pavyzdžiui, paspaudė ten tą skiltį ir AI algoritmas atrenka iš tikrųjų tos objektus, kurie yra lygintini su variantais geresnė kaina. Tai iš tikrųjų vat, galima užsidėti filtrą ir paieškoti ten kažkokio gero. Tikrai verta, pabandykit. Taip. Tai va, ir ką, nežinau, visus pristatėm liktais, tai judam toliau su klausimais, kągi jūs čia parašėt mum. Tai Mindaugas Joga 3603 parašė, ar dalyvaujant, čia buvo, beje, priminsiu laida su Turto banku, ar dalyvaujant akcijoje laimėjus ar pralaimėjus yra gražinamas dalyvio mokestis, ar nesvarbu, laimėsi ar pralaimėsi, vis tiek jį prarasi. Nelaimėjus gražinamas. Laimėjus turbūt negražinamas. Ja, jis įskaito į kainą, o pralaimėjus yra gražinamas. Jis yra kaip garantas, kad patikęs kainos pasiūlymą neatsitrauksi. Taip. Tai čia turbūt liečia ir Turto banko šitas varžytinės ir antstolių varžytinės, tik tai brokerių varžytinių neliečia. Nereikia dėti kažkokią depozito prieš pateikiant pasiūlymą. Ja. Čia vienas iš tokių liūdnų dalykų, apie brokerių aukcionus kalbant, kad jie vyksta, bet kartais tokio įsipareigojimo tasme ir nėra. Ir kartais būna žmonės biškis sugriauna tasme tą visą, kaip sakyt, flow aukcioną. Taip. Nu tai manau, kad čia didelė išsiplėtimo nereikia šitų klausimų, manau, judam toliau. Tai toliau buvo epizodas, kuriame kalbėjome apie nelikvidus ir Julius Light 2593 klausė, o kaip dėl butų, kurių statytojai vėluoja priduoti daugiabučius, ar jų likvidumas stipriai nukenčia? Čia žmogus tikriausiai klausė tiesiog tų daugiabučių, kurie yra nepriduoti eilę metų ar stringantis pridavimas. Tai tikrai turbūt likvidumas jų yra gerokai prastesnis. Ir ne tik tais likvidumas, bet ir bankų požiūris į tokius butus. Nes dažniausiai bankai jau žino tuos namus, kuriuose yra nepriduoti butai, kur dėl vienokių ir kitokių priežasčių nepavyko jų priduoti. Dažniausiai tai yra susijęs su statybų kažkokiais tai dokumentais netvarkingais. Taip, tai bankai vėlgi turbūt žiūri individualiai į kiekvieną tą projektą ir priežastį, dėl ko, tarkim, jis yra neparduotas. Žinau, buvo vienas projektas, tarkim, ir Pilaitėj, žinomo, didelio statytojo ir buvo taip keletą metų nepriduotas, bet jie finansavo, tarkim, maksimaliai, nes ten vėlgi ir vystytojas buvo parašęs aiškinamąjį raštą, kodėl jisai nepriduotas ir ten buvo pakankamai objektyvės priežastys, ten dėl savivaldybės, kaip sakyti, ten niuansų, jo, ir finansavo jį maksimaliai, tas ir sėkmingai nupirko, bet yra ir tokių, kurie, jau ten eilę metų tas nepriduoti, tarkim, statytojo galbūt jau nebeegzistuoja, ten kokia nors jau bendryja, tarkim, vargsta su to pridavimu ar pridavimas dar neprasidėjęs, tada taip, tokio būsų likvidumas mažesnis. Antakalnį yra tokių. Jo, Grybo gatvė norėjau irgi tą patį pasakyti. Ir ten toliau Antakalnį Pilimėlių yra ir istorija, kaip sakai, kad finansuodavo 100%, nes vystytojas parašęs labai aiškius argumentus, tai Lazdynėliuose buvo tokių variantų. Aš prisimenu, pas tave buvo, paminėtų pardavinėjai, jo, Grybo gatvėje, kur ten 97% bendryje užsitvėrus truputėlį valstybinės žemės ir valstybė dėl to jiem netvirtina to baigtumo ir ten kažkaip tai kaimynai sutarė yra, kad, aš nežinau, gal jau situacija pasikeitusi, čia prieš kokius, nežinau, 5-7 metus buvo, bet tiesiog jie sako, mums nereikia to pridavimo ir panašiai, bet iš tikrųjų galima nupirkti tokį objektą, finansuoja bankas, bet bankas vis tiek užsideda saugiklį šiek tiek, kad galbūt ne 85, ne 80, o ten, tarkim, 70%, kaip pavyzdys, finansuosiu. Ir skaudžiausia būna, jeigu bankas įrašo sąlygo, dažniausiai būna, kad jeigu metų ten bėgyje nebus priduotas finansuojamas objektas, tai tokia atveju padidėja palūkanos ir žmonėm tikrai būna toks nustebimas, neįsiskaito šitos vietos. Čia įdomus toksai momentas tom padidintom palūkanom, nes kartais ir pamiršta bankas padidinti tas palūkanas arba taip geranoriškai. Bet nereiktų statyti ant to, kad tai nepadidins, žinai. Bet nereikia to jau taip baisiai ir išsigąsti, nesakau, tikrai ne 100% padidina tas palūkanas. Jeigu jų bankas sako, kas vyksta, tai bent jau parašyti, atrašyti, kas, paaiškinti, kodėl. Ar ten procesas vyksta. Taip. Aišku, nereikėtų nugazinti žmonių su tais visiškai naujais pastatais, daugiabučiais, kur perkate iš vystytojo ir, tarkim, ten per pusmetį įsipareigoja vystytojas priduoti tą daugiabutį, tai viskas tvarkoje.
bankas supranta, kad tai yra naujos statybos namas ir dėl to ir nurodo tą ten metų laikotarpį jam prisituoti. Taip. Tai yra natūralus procesas, kuriem visiems viską žinom. Nereikėtų atmesti, tarkim, daugiabučio, kuris yra nepriduotas, naujos statybos ir va, čia nepirksiu, nes čia bus blogai. Arba ten parašyta, žinai, kad priduos per 6 mėnesius, jau ten, žinai, eina 8 mėnuo ir jau Jėzus Marija, žinai, ką daryti. Arba jeigu keli metai namą ir nepriduota, tai reiktų bent jau susižinoti priežastis, kodėl. Okay. Gerai, tada čia toks įdomesnis klausimas. Ernekun klausia, ar apsimoka gyventi premium klasės mobiliame namelyje soduose, ar jis ateityje neturės visiškos vertės ir geriau keltis į butą? Žiūrėjau, toks priešintas. Labai sudėtingas. Aš galbūt taip atsakyčiau, reiktų pasigilinti, koks statusas yra to mobilaus namelio. Ir kur tas sodas, jeigu tas sodas yra... Ar tas namelis ten yra kaip ant ratų kemperis, ar ten kažkoks yra tiesiog laikinas statinys, ar sodo pastatas, ar panašiai, nes jeigu mes kalbam apie kažkokį ten mobilų ant ratų namelį, tai čia yra nekilnojamas turtas. Bet vėlgi, jeigu šios dienos poreikius tas namelis atitinka ir yra sodas labai geroj Vilniaus vietoj, tai labai tikėtina, kad ta vertė vis tiek pakils po kelių metų. Ne dėl namelio, o dėl sklypo vertės kilimo. Nu taip, bet tai nėra kažkoks pilnavertis nekilnojamas turtas. Ta prasme, nei bankas jo finansuos, nes ten, nežinau, ūkio paskirties pastato nefinansuos, laikino pastato nefinansuos, verties nefinansuos. Tai lygiai. Dažnai būna, kartais žmonės trūks plyš, nori to namo ar namelio ir vat sugalvoja tokių, kaip sakyt, out of the box tasme idėjų, žinai, kad ne namas, bet čia taip pat atrodo kaip namas. Čia sakė premium klasės. Nežinau, tasme, aš gal nematęs su premium klasės tų namelių, bet man atrodo, kad šitoj vietoje gal aš tai bet kuriuo atveju rinkčiausi saugesnį dalyką, tasme ir būtų. Jeigu piniginė prasme yra lygiavertinčiai dalykai, tai turbūt, kad taip. Geriau yra būtas aiškus daiktas su aiškiu adresu, unikaliu numeriu, aiškia realizacija, aiškiu pardavimu, aiškia savo kaina ir panašiai. Ok, gerai, judam toliau. LTU Girl klausia. Esam naujos statybos būto paieškose keliose rajonuose. Pastebėjau, jog labai daug laisvų būtų 2022 metų statybos su pilna apdaila Daugeliškio gatvėje Šnipiškėse. Galbūt žinot, kas su tais būtais negerai. Jei rinkoje yra tikrai nemažai variantų už patrauklę padorę kainą. Mano galva. Tai aš kiek žinau, Daugeliškio gatvėje tai yra Anrekos statybos namas, K17 projektas. Čia ir buvo klausimas pirmas, turbūt kuriam projekte, tai jeigu šnekant apie šitą, tai kiek tekia susidurti su šito vystytoju, pas juos labai dažnai būna dalis būtų atiduodama barteriu. Tai reiškia, kad kas dėjo langus gavo būtų, kas laiptus darė ir taip toliau ir jie tuos būtus dažnai perima paskutiniai ir ta prasme ir pačioj pabaigoje jos ir pardavinėja, dar dažnai patys įrengia. Tai turbūt natūralu, kad jie liko pabaigai ir jų dar vis yra. Jo, ir ten didelė tada konkurencija būna pardavimai, nes visi tie rangovai gauna ir tos būtus metai pardavimą ir gali atrodyti, kad čia daug skirtingų pardavėjų. Visi... O pastatas kaip ir senai pastatytas, o čia dar jų pilna, tai dažniausiai dėl šitos priežasties yra. Kažkada, man atrodo, esam kalbėjo ir pats projektas, jisai toksai specifinis, daug tokių ir keistokų. Nudnokas, taip įvardinkim. Kaip nudnokas projektas. Nudnas. Jo, nes Anreka dažniausiai jie statydavo ten kažkur Pašilaičiuose, Justiniškėse ir labai nesiplėsdavo tas iš tos zonos ir čia toksai padarė šuolį į tokį upper middle class, kaip sakyt, zoną. Su to pačiu projektu. Jo, ir kažkaip, nežinau, aš saviem žmonėm, nežinau, nebaisiai. Ir aš dar ką pridurčiau, kad tie statybininkai labai dažnai įrengia, nes visgi statybininkas geriau jie to nedarytų. Ir tie įrengimai būna labai silpni, tikrai neatitinkantis Šnipiškių standarto. Gerai, tai pasakyk žmonėm, kas yra silpnas įrengimas, pavyzdžiui, pastatomas tūlikas.
pigias plytelės. Tas mažo formato tos plytelės, žinai, jų kur daug. Ir visas vienodas, visam sanmazgė vienodas. Todėl, kad nėra jokio dizainerio, turi darbo jėgos. Įtempiamas lubas, laminatas. Nuperka akcinės visas plytelės. Duris iš depo. Taip, ta prasme. Santechnika paprasta, paprasti kranai, paprasti, ten dušai. Juos tikrai galima naudoti, bet tikrai bus, ypač pagal vietą, Šnipiškės, turbūt norėtų šiek tiek daugiau prabangos. Nes ant Rekos yra keli projektai ir Pašilaičiuose, kuris yra daug ekonomiškesnis rajonas, tai ten turbūt tie ekonomiškai rengti būtai lengviau net ir parsiduoda negu Šnipiškėse. Ir pagal vietą, pagal kainą ir tinka daug labiau negu Šnipiškėm. Tai turbūt dėl to. Ar Aptilitas klausia, norėjau sužinoti, ar turint savo žemės sklypą galima su vystytoju susitarti ir pasistatyti jo projektinį namą. Pavyzdžiui, patinka Spangulių takai projektas, bet noriu, kad man tokį patį namą mano sklype pastatytų be jokių netikėtumų. Ar praktikoje taip daroma, ar verta? Su kokiu nors mažu vystytoju, tai gal ir galima sutarti, jeigu jis ant stato. Jeigu tokia kaip Spangulių takai, kuris yra tikrai nemažas vystytojas, ateisit ir paprašysit jų pastatyti, tai tikrai nepastatys, bet yra keletą tokių įmonių, pavyzdžiui, Plote, įmonė tokia yra plote.lt, jie netgi siūlo platformą, kad jūs išsirinkit sklypą, išsirinkit namą, mes jums pastatysim už savo pinigus ir jūs iš mūsų po to jį nusipirkat. Bet didelis vystytojas, jisai neapsims ten kažkur jūsų sklype, ten jo, nes čia vėlgi jūs esate daug užsakovas ir tai nėra jo toks verslas, jisai didelė masyvė pastato daug namų, ir viskas ir parduoda. Ir valdo visą situaciją vienoje vietoje. Arba čia su kažkokiu tai individualiu statytoju, nes yra irgi tokių, kurie pastatysim bet kokį namą, tik tai parodykit, duokit sklypą ir panašiai, ten išsirinkit projektą, bet vėlgi čia tas procesas reikia apsibrėžti, kaip su finansais bus. Ar tu finansuosi ten palaipsniui tą projektą, ar nežinau, tas vystytojas turės pastatyti ir jūs tada perkat iš jo. Čia vėlgi vystytojo apivartinių pinigų daugiau reikia ir panašiai. Bet iš principo su mažiukais yra tai buvę, kad ateina žmogus jau šitas rezervuotas, man šitas labai patiko, jeigu aš nusipirksiu sklypą, ar bus galima sutarti. Tikrai yra tekę suvesti statytoją su pirkėju ir jie susidėlioja tarpusavį. Nedidelė vystytojai, žodžiu, daro, yra platformos, kuriuose galima tokį sistemą įgyvendinti ir panašiai, bet tai nėra tipinė schema. Gerai, toliau judam. Martynas Narkus klausia, ar galite pakalbėti apie šildymo sistemas, kurias sunkiau parduoti, ką žmonės mėgsta ir panašiai, pavyzdžiui, grindinis, oro kondicionierius, infraredai, dujinis ir kiti. Tai šiai dienai, turbūt, jeigu naujos statybos, imant namus ar kotežus, tai populiariausia yra grindinis, bet oras vanduo. Grindinis, tai čia ta prasme, kaip šildas, ar radiatoriai, ar grindinis, čia turbūt ne šildymo būdas, bet toks turbūt jo. Ne šildymo būdas, bet, kaip čia pasakyti, šilumos šaltinis labiau, gal taip pavadinkime. Tai vėlgi visada turbūt senesniuose namuose dažniausiai būdavo radiatoriai, šiais laikais yra grindinis. Ir grindinis, kad ir kaip ten bebūtų, jisai šiuolaikiškesnis tas dalykas, nes visada smagiau ant šiltų grindų vaikščioti negu radiatorių. O kalbant apie jau patį tą, nežinau, kaip sakyti, būdą. Šaltinį. Jo, tai ten visi ten A++ klasės namai, tai aeroterminis oras vanduo, arba kai kuriuose būna, tas oras, ten ypač kokiuose. Dar paminėkim geoterminis. Geoterminis, jo. Prabangiuose geruose namuose būna geoterminis, jis yra vienas brangiausių, bet ekonomiškiausių. Įsirengti labai brangu. Jo, tai čia tikrai toks, sakyčiau, mėgstamas ir pliusas, jeigu yra geoterminis. Ir jeigu čia klausai dėl likvidumo, dar tai turbūt ir dujinis yra gerai, labiausiai gal dabar toks einantis užmarštin yra kieto kuro. Taip. Kieto kuro ir būdavo, žinai, tas dar kieto kuro malkinis ten anglių koks nors pečius ir kieto kuro tas granulinis, žinai. Ir dar būdavo skysto kuro, kuris ten su saliarkos dėžė, bačka. Aš esu viena, turbūt gal namą ar pardavinės, žinai, ateitų, atrodo, čia nesusprokstas, nes talpykla, tas mes saliarkos, realiai. Ir turi atvažiuoti benzovežis pas tave, atvežti tą saliarką ten vieną kartą. Ir turbūt, kiek girdėjau, tai yra labai pigus būdas šildyti
patys, bet turbūt ir papasakot mums kaip brokeriam, o kaip čia šildymo sistema Bet aš manau, veikia. įrenkasi tie, kas ten gali susikombinuoti truputį. Tada dar pigiau. Tada dar pigiau, žinai. Dažnai, pačiu, kai būdavo tas kieto kuro, dabar tai dažniausiai tas kieto kuro turbūt likęs arba kokiuose sodo namuose, arba seniau statytose namuose, ten nežinau, iki 2000 metų, 2005. Savininkai dažnai, kurie dar jį turi, kažkaip bando lyg jį paginti, tasme, kad tai čia pigu, tai čia tos priežiūros mažai reikia. Arba vakaro atveju užsuks čia dujas, dings elektra, aš vis tiek šildysiu. Aš to granulinio, tai esu turėjus ir ne vieną namą su granuliniu, tai kažkaip jis man neskamba baisiai, kai ten savaitį gali užpilti tų granulių ir viskas gerai. Kad ekonomiškiau, tai faktas. Žinai, jeigu lyginti su tuo ten malkiniu angliniu, tai taip, žinai, bet jeigu lyginti su dujiniu žinai, tai ten nereikia nei tau pilti, nei tau ten tų maišų sandėliuoti, žinai, nei nieko, bet, sakau, visą laiką, žinai, tas folkloras, kaip sakyt, pardavėjų yra, žinai, ten pelenų jokių nesusidaro. Niekas nestringa. Niekas nestringa, nieko ten išmes nereikia. Atjungsim elektrą bus. Tai jos su kietu kuru sunkoka, tai iš tikrųjų parduoti, o tie visokie vėlgi ten elektriniai kilimėliai, ten infraredai. Ne. Jo, jie gyvenamuose nelabai virškinami. Skydiniai karkasiniai namai jos dažniausiai turi, tuos infraredinius. Kažkaip. Bet žmonės juos atsargiai ir taip nelabai kaip tas mes žiūri, juo labiau, kad vėlgi, jeigu paprašo pateikti ten sąskaitas, jos tokios būna didokos, nedžiuginančios ir... Aišku, kai kuriuose loftose yra ir tais oras, kondicionieriais vadinamais šildymas, tai viskas priklauso nuo turto, jeigu ten turtas loftas ar kažkoks tai paprastesnis, tai gal ir nieko. Bet gyvenimui turbūt ne pats mylimiausias. Geresnis individualus namas ir oras, tai gal nelabai toksai vertinamas gerai, nes vis tiek šiek tiek brangesnis yra. Ir labai džiovina odą. Ir džiovina jo. Ir vėlgi, pavyzdžiui, dažnai būna kokiam senamiestį, ar ten, kaip minėjai, tarkim, ten kokiuose loftuose, kartais būna tiesiog visiškai elektrinis šildymas. Nu, taip, elektrinis radiatorius. Bilia kur pastačiau. Jo, tai jie irgi taip. Labai neekonomiški. Bet kai kada senamiestį ten tokie būna pasenę tinklai, kad realiai atsijungia žmonės nuo centrinio, kuris yra baisiai brangus, ir prisijungia elektrinį ir pigiau moka. Esu girdėjęs tokiu atveju, kad realiai elektrinis gaunasi net pigiau. Arba nusiperka nuotolinę elektrinę. Jo, yra sprendimo būdas. Tai va. Nu tai va, tai manau ganėtinai išsamei apiem. Urtė Kucikaitė 214 klausia. Ar galėtumėte pasidalinti žiniomis apie paskolos gavimą įkeičiant jau turimą turtą, vadinamai mortgage loan? Kokie galimi reikalavimai, apribojimai, kas gali pretenduoti į tokias paskolas? Labai ačiū už laidas. Tai gali pretenduoti tas, kas dirba pagal darbo sutartį individualią veiklą. Maksimaliai dažniausiai nefinansuojamas, dažniausiai toks, tada ten prafinansuoja šiam 7% vertės. Vėlgi tas turtas, kuris yra įkeičiamas, jisai turi būti be apribojimų. Jisai turi nebūti įkeistas. Ir vėlgi turi būti likvidus daiktas, ne kažkoks ten, kaip sakyti, specifinis daiktas, bet šiaip gan retokas finansavimus. Nelabai bankai mėgsta. Nelabai mėgsta, jo. Labiausiai mėgsta perkamą daiktą įsikeisti, kuris yra aiškus, įvertintas ir panašiai. Jo, ir dažnai vėlgi reikia to įkeičiamo turto vertinimo. Ja, būna kartais, kad kai neužtenka vertės ar kažko tam perkamam, tai tada papildomai įkeičia dar vieną turtą, tai nebent toks. Pasipildo tam. Taip. Gerai. Liuma 3620 klausia. 60 kvadratų, antras aukštas, 213 000 eurų, dalinė apdaila naujininkuose. Ar tai adekvatu? Kiek kainuos įrengtas? 280 000 eurų. Čia klausimas turbūt buvo po laidos apie pietinį Vilnių, apie Naujanus. Tai galim ir primesti. 213 yra apie 3,5 už kvadratą. Yra 60, jo, 3,5 už kvadratą. Tai realiai naujos statybos projekte, tai pavyzdžiui, paimkim naujininkuose, aš taip spėju, gali būti, kad čia žiūri kokie nauji peizažai projekte.
Tai normaliai adekvati kaina. Žinai, aš prisimenu, kai Kapsų gatvėje, tas mes pradėjo statyti tą projektą, čia, ką žinau, 4-5 metai atgal. Ir ten užvarė... Kapsų 19 ten? Jo, Kapsų 19 ir ten tada užvarė tuo metu didelės kainas. Tai sakyčiau, tuo metu tai taip, tada buvo, nors objektas geras, bet dar truputėlį gal prieš laiką tas mes buvo. O dabar va tas 3,5, nu tai pasižiūrėkit, va, praeito, ne, kurio čia dabar, prieš kelias laidas, kur šnekėjom apie šiaurinį Vilnių, tai visi nauji ateinantis ten projektai, ekonominės klasės, žiūrėk, ten jau virš 3, 3,2, 3,3, žinai. Čia jau visi bus A++ ar... Jo, taigi žiūrėjom tos pačius Pašilaičius Stiniškės, kur ten nespendinčios vietos po 3,000. Jo, ir vėlgi, pavyzdžiui, kai kalbam apie naujininkus, vis tiek dažniausiai kalbam apie tą geresnėje naujininkų kairėje, tasme, pusė, kur yra arčiau centro, o jeigu ten, žinai, būtų kokia nors, nežinau, Šaltkalvių gatvė, žinai, įkaltas namas, jo, gal ten 3,5 dar biški brangoka, tas būtų. Bet... Arba tie burbiški miškų projektai, kur ten, sakyčiau, dar aukštesnės kainos, tai ten irgi naujininkai. Techniškai jo. Jeigu ir ten tuos lygina su naujininkais ir tie 3,5, tai sakyčiau, tikrai adekvati kaina. O dėl įrengto, tai čia skaičiuoja žmogus 65-70 tūkstančių už kvadratą. Tai... Ne už kvadratą, įrengimui. Ne, tai 63 tūkstančių. Atsiprašau, jo, suminė kaina 60 tūkstančių. Ir čia gana prabangiai galima įrengti tokį būtų. 1000 už kvadratą, kai būtų jau neblogai. Gerai. Gražiai būtų įrengtas, tai... Atsakant į klausimą, taip, būtų 280 ir tai būtų rinkos kaina. Galima būtų ir pataupyti, galima turbūt ir 270 tilpti būtų. Gali pasikviesti Andreko su brangovus, jums tada pigiau įrengtų. Pastatomus tualetus pastatyti. Akcinės plytelės. Ok, gerai, judam toliau. Julija Patejūn klausia. Angliškai klausia. It would be very interesting to hear your opinion about the new building in Antakalnis area, for example, Vileišio 27 and more manufacture. Tai kas angliškai nori atsakyti? Na tai va, tai čia šiaip įdomu, jeigu užsieniečiai mūsų žiūri, tai miela malonu. Mokosi lietuvių kalbą. Jo, tai turbūt čia klausimas apie Vileišio 27 ir Mo manufaktūrą projektą Dvarčionyse. Tai šiaip labai du skirtingi projektai. Skirtingos vietos. Nežinau, man tai, pavyzdžiui, tas Vileišio 27, man jisai niekada nepatiko. Man jo vieta patiko. Čia tas Realko? Realko. Projektas, kaip projektas, tikrai yra ir geresnių, ir prastesnių, bet man atrodo, jie ten prašovė su kainodarą. Man irgi atrodo, kad nuo pat pradžių kainos buvo per didelės netgi šitai vietai. Jeigu dažnai, šiaip bendrai paėmus atrodo, žinai, ten... Pirma linija, upė šalia. Taip, bet jeigu tavo langai nužiūri į upę, nu tai dar okei. Bet jeigu į kaimininį namą... Tu žiūri į seną Chruščiovkinį namą. Ir kadangi ten tie sklypai, nu jie nėra dideli, tai tos aplinkinės infrastruktūros ten ne kažką ten labai jau nuveiksi. Ir tu žiūri tos chruščiovinius namus, ten tą jų aplinką ir panašiai. O, žinai, jeigu būtų kalba apie, nežinau, ten 3 ar 3,5 ten, žinai, už kvadratą, tada dažnai, sakytum, žinai, ten Super. projektą. Bet kai, dabar neprisimenu, žinai, jau ten tų paskutinių kainų, bet ten 4,5, buvo 4. Pačios pirmas buvo labai didelės, dabar jau paskutinės, kai rinka šiek tiek pasivėjo, gal nebe tai baisiai ir atrodo. Taip, bet pačioj pradžioje ten tai biški baisokai, žinai, man tos kainos atrodė ir kažkaip... Nors visai šalia prie Šilo tilto yra kitas projektas, kur čia Katleris gyveno Vileišio, kaip jis vadinasi, kitų numerių, Vileišio 9 gal ar kažkaip tais. Ne, ten Vileišio 3,5, nu žodžiu. Tai jo, jis kažkiek mažesnis projektas, bet visai ten vertinamas, sakyčiau, tos kainas yra tekę parduoti ten gan likvidu. Bet žinai, bet jisai ir mažesnis, ir toksai jaukesnis ir arčiau centro. Taip. Žinai, ten jau ta Vileišio gatvės pradžia. Kaiminystė ten daug mažiau jaučiasi, ta visa senoji. Tai esmė raktas ne tik vietoje, bet ir išpildyme. Taip. Vienareikšmiškai, žinai. Kaiminystė. O apie Mo manufaktūras? Toli. Visai, kad toli? Nu, ne, Dvarčionis. Ne, palyginus su šituo projektu. Jo, čia labai tai skirtingi, labai aišku, ir kainos yra labai skirtingos. Tasme, ten jie mono manufaktūra, ten kažkur skelbėsi tarp 2,8, 2,9 ir iki 3,5, 3,6 už kvadratą. Tai, nu, čia truputėlį, žinai,
kito lygio projektas, bet, pavyzdžiui, Dvarčionyse, kam ta vieta patinka, ten... Nelabai yra iš ko pasirinkti, jeigu Visiškai. naujas statybos, tai čia visiškai be konkurencijos. Net ir senos statybos, aš turėjau būstą pardavimui, tai pakankamai dėlis susidomėjimas ir kas ten ieško, mažai ten to pasirinkimo, tai jeigu, tarkim, ta vieta... Aha, jeigu ieškai tokio ekonomiškesnio būsto, Gamtos mylėtojas kur tavo vieta nėra labai svarbi, naujos statybos, tai visai variantas. Ir žinai, tarkim, jeigu tas pats antakalnis, jisai yra sunkiau, tarkim, įperkamas, čia tokia, sakykime, šiek tiek pigesnė antakalnio alternatyva, bet tuose žalioj tokioj zonai, aišku, ten šiaip jisai architektūriškai visai gražus, tas man ten triaukščiai namukai, tokie klinkeriniai, tik tai ten, ta aplinka, tokia, vėlgi ten tokie senesni namukai, tai tokie, taip sausau, bet... Tai mes dar Vilniaus miesto vakarinę dalį aptarinėsim, tai man atrodo, jį galėsim paliesti. Gerai, okei. Pasiaiškint daugiau. Gerai, judam toliau. Milda Vistarienė klausė. Vištartinė, čia mano klientė. Atsiprašau, ja. Milda Vištartinė, Paulius klientė. Linkėjimai, Mildai. Kokia jūsų pozicija dėl brokerių, kurie ima vienkartinį tarpininkavimo mokestį iš nuomininko, o ne iš savininko? Ir kodėl jūsų manimų esti toks prašymas, kabutėse, susimokėti už paslaugą, kurios nuomininkas pats neužsakė? Blogis. Neigiama mūsų nuomonė. Visiškas blogis. Nedarom mes to, niekada nedarėm ir nedarysim. Prižadam. Tai čia daug kartų iš tikrųjų buvo šitas dalykas aptartas ir viešoje erdvėje, kodėl tas vyksta, bet jisai vis dėlto vyksta tas dalykas. Yra kolegų gal, kurie, kaip sakyti, negali apsiginti to savo suteikiamos vertės ir eina paprasčiausių keliu, sakydami ten savininkui, kad jum nieko nereikės daryti, nieko nereikės mokėti, aš tai viską padarysiu ir jum mokėti nieko nereikės. Su tokia nuostata labai lengva paimti objektus, tai paprašiau. Bet kokia atveju tai tęsis tol, kol būtų savininkai tą toleruos ir to norės. Taip. Nes realiai čia yra buto savininko noras gauti paslaugą, nieko už ją nemoka. Taip. Iš to ir atsiranda tas, kad... Bet buto savininkas nesupranta, kad jis praranda dalį potencialių nuomininkų, ir kurie nenori labai mokėti. Gerų praranda, todėl kad tas, kuris nenori mokėti, taip, jis nueina pas kitą, o čia eina tas dažnai, kur kitur jam neišnuomavo. Tai... Taip. Ir dažniausiai tas tarpininkavimo mokestis, sakykime, jisai sąlyginai nebūna didelis ir tada ir nuomininkas toks siekdamas tipo kaip ir išvengti konflikto dėl šventos ramybės, kadangi būtas tinka, sumoka, bet išeina su tokia, tokia šūdina nuotaika iš tikrųjų. Už kažką. Jo, už kažką, nors aš net neprašiau. Ir tas pats tas savininkas, kaip sakyti, irgi jį pastumėjo, nes, ten skelbimą buvo parašyta, kad bus taikomas, tai žinai, aš čia ne prie ko. Aš kažkada diskutavau irgi su vienos agentūros atstovu, kurie ima ten tą tarpininkavimo mokestį, tai sakau, kaip jūs čia, sakau, tik kurią jūs pusę atstovaujate, jeigu ten imat pinigus iš vieno, atstovaujat kito, ten arba ima ir iš dviejų pusių. Tai sako, čia mes kaip notarai, čia irgi ten ir iš tos pusės, bet esam per vidurį ir panašiai, bet nei čia notarai. Nes labai... Prisimenu situaciją, kada turėjau užsieniečius klientus, kurie, tarkim, buvo nauji mieste, kaip sakai, žmonės, ir jie tikrai norėjo tos paslaugos, kad padėti surasti, ten sutarpininkauti ir panašiai. Ir tu tada, pavyzdžiui, ateini pas tokį kolegą ir sako, bus taikomas tarpininkavimo mokestis. Kam? Man? Mano klientui, tai mano klientas jau moka man už tarpininkavimą. Tai toksai... Ir tada savininkas jisai tikrai praranda normalų, gerą mokų klientą. Man visada toks jausmas būna, kad tas brokeris, jeigu jį taip galima vadinti, kuris ima iš nuomininko, turėtų labai keistai jaustis. Realiai nei savininkas nori ją mokėti, nei tas žmogus, kuris moka, nori ją mokėti. Toks, ką tu čia veiki? Tai žinai, dažniausiai taip ir būna, žinai, tai pasiema ten tos 200, žinai, ačiū, ate. Jie dar įvelka į pavadinimą, čia sutarties rengimo mokestis, ten koks nors. Laptopo išsitraukimo mokestis. Ok, tai mūsų nuostata aiški dėl šito klausimo, labai sutampanti. Dom klausia. Čia visų pirma parašo taip labai gražiai, ačiū Jums už tai, kad atvirai visko dalinatės, už tiek žinių nemažus pinigus žmonės atiduoda. Čia
flipinimą, man atrodo. Taip, tai ačiū už tokį gražų įvertinimą. Ir jisai netgi 2 klausimus klausė mūsų. Minėjot praeitose podcastuose, kad galima atkreipti dėmesį į skelbimo įsiminimų skaičių širdeles, lyginant su peržiūrų skaičiumi ir taip kažkiek nuspėti, ar daug intereso ties skelbimu, ar mažai. Bet pastebėjau, kad ypač šviežiuose skelbimuose kartais būna, jog širdelių skaičius didesnis už peržiūrų. Kaip tai vyksta? Tai yra, jeigu šnekam dabar turbūt apie aruodą šiuo atveju, nes širdutės, tai... Bet yra ir realu. Jo, yra ir realu, bet... Jo, galima. Tai čia turbūt yra tas atvejis, kai atnaujina skelbimą, yra toks mygtukas atnaujinti, tai jis nebėra naujas ir matosi peržiūros jau naujos po atnaujinimo, o širdutės visas nedingsta. Likusios iš tos praeities, kada, tai tokiu atveju žinokit, kad tai yra ne naujas skelbimas, o atnaujintas. Kad jis jau rinkoje yra ne tą dieną įkeltas, kai jūs matote, ilgesnį laikotarpį. Ir labai dažnai, turbūt reikėtų dar papildyti, labai dažnai brokeriai tiesiog laikas nuo laiko atnaujina tos skelbimus, kad jie, ten nebūtų 3 mėnesių senumo ir ten 7 polapyje. Ir tie, kas yra užsisakę naujienas, naujus skelbimus, jie po to mygtuko paspaudimo atnaujinti pamato tą skelbimą ir kartais... Tai naujienlaiškis. Jo, tai va čia turbūt labiau dėl tų klientų, kurie ieško naujų, kad pamatytų. Bet šiaip bendrai atsakant, kad širdelių skaičius kažkiek tai gali pasakyti apie objekto aktyvumą. Jeigu ten matosi, kad nesenai įdėtas, tarkim, kelios dienos ir ten jau yra kokia 50 širdelių, tai tikrai jau daug. Jo, jeigu matai, kad užvakar tik tai pasnigo 1 dieną ir jau skelbimas su sniegeliu, tai žino, kad tikrai naujas ir turi daug įsiminimų, tai tikrai reiškia įdomu. Būna, žinai, kartais savininkai, žinai, sako, aš jau, žinai, ten mačiau, žinai, ten jau 12 įsiminimų. Žinai, tai 12 nėra daug. Ir... Žiūrint per kurį laiką, jeigu per 2 valandas gal ir... Ne per 2, žinai. Bet Pauliau kartais būna 10 įsiminimų ir skelbimas jau uždėta rezervuota. Būna, bet tarkim, tas 14, jisai sąlyginai nėra daug. Bet yra dar ir kita ta reikalo pusė, pavyzdžiui, kai aš pamatau kokius, nežinau, 100 PM arba 200 įsiminimų ir tu matai ten kelias savaitės, kad ten objektas neparduotas, man iš karto toksai raudona vėliavėlė, kad kažkas negerai, ar su objektu, ar su savininku, ar su pardavimo procesu. Kažkur kažkas. Tai va, aš turėjau dabar klientė atsiuntė skelbimą, sako, pažiūrėk, labai fainas butas, man irgi pirmas ženklas, ten 100, gerokai virš 100 įsiminimų. Ir skambino kolegai, pirmas klausimas buvo, kas su juo negerai, naudojimasi tvarka. Tai jo, kartais va tose problematiniuose, kuriuose kaina gera, būna labai daug įsiminimų, bet jie kažkodėl neparsiduoda. Tai tada aišku, kad kažkokie kabliukai yra. Ir galbūt šiaip paaiškinti žmonėm, kam žmonės deda tuos įsiminimus, tas širdeles, tai kad tas objektas nepasimestų, jisai atsiranda jų paieškos ten tokiam atskiram lauke ir tu gauni papildomus pranešimus, jeigu ten kainas koreguojasi, jinai krenta, jeigu atviri namai, tai tada irgi gaunami papildomi pranešimai ir taip arba rezervuota atsiranda. Kartais buvo toks Mindaugo gatvėje būtas parduodamas irgi ten tų įsiminimų, ten labai daug, žinai, ir pats žmogus iš Šiaulių pardavinėjo, kažkoks jo ten telefonas sugedęs, tu jam skambini, jis nemato, kad jam skamba telefonas, ten per WhatsApp, jeigu skambini, tada atsiliepia ir, žinai, butas ten 250 000 vertė, ir taip, žinai, susitikęs man klauso, tai kaip jūs šitai pardavinėjat, žinai, taip, žinai, aš dabar čia atvažiavau į Vilnių, žinai, tai parodysiu. Jo, tai irgi toks pavyzdys, kai tas pardavimas, jisai kažkaip taip vyksta, žinai. Gerai, neišsiplėskim, nes yra dar su tais įsiminimais dar atskira klausimo dalis. Ar įsiminimų skaičių galima manipuliuoti, o skelbimo įkalimo datai pamatyti, ar reikia kažkokių tai priedų. Nes šiaip tai nesimato, kaip suprantu, ta data. Įdomi jūsų nuomonė, kaip patartumėte 23-25 metų jaunuoliui, ar verta turint... čia jau kita klausimo dalis, gal jau čia nesiplėskim. Jo. Manipuliuot galima, gali, žinai, uždėti širdutę iš tėčio, mamos, brolio, draugo. Pats gali uždėti širdelį irgi. Bet, žinai, ar tai kažką labai keičia, jeigu tu ten feikinsi tą žvaigždutę, tas širdutės, Ne, manipuliuoti negalima. Įkelimo datą, jeigu skelbimas atnaujintas, tikslios nesužinosite. Taip.
Pagal nuotraukas labiau, pagal vaizdą pro langus, kas matosi, o tų širdučių nusipirkti negalima. Taip. Jeigu klausimas toks. Basta. Laura klausia, pakomentuokite, kas ten per atsidaręs Vilniaus butų supirkimo centras, kuris superka didelius butus. Ar tai fliperiai? Paulius gerai pakomentavo, šitą nekomentavai. Ja, kažkurio laidoje, man atrodo, jau buvau sakęs, nu tai čia, žinai. Kaip nori pavadinsi. Čia, žinai, kaip skambiai, žinai, galima pavadinti, žinai, kaip būdavo seniau teisinių paslaugų kontorų, žinai, ten skyrybų centras, žinai, arba UAB Lietuvos teismo sprendimų peržiūros, žinai, asociacija. Jo, tai toksai atrodo kaip, žinai, vos nevalstybinė institucija, bet ten tiesiog yra paprastas UABas, kuris supirkinėja butus ir atsidarius jų puslapį, ten viskas, arba Facebook page, tai viskas ten labai aiškiai matosi. Tiesiog superkam butus, viskas sutvarkom, gerom kainom, na, tai tiesiog gerom kaip automobilius supirkinėja, taip ir butus supirkinėja. Žinai, kaip Fliperiai savo paslaugą įvelka į tokį gražesnę, labiau legit atrodančią formą. Jum, Ignai, nieko nereikės daryti, mes su skolom perkam, sudegusius perkam, ten remontuotinus perkam. Bet čia kitas fliperių ėjimo būdas, nes kai kurie fliperiai jie įvelka save į Antano, į Juozo rolę, kur pakalbina ranka rašytą skelbimą, Antanas perku butą jūsų name. Taip, jauna porelė, žinai, o čia yra toksai centras supirkimo. Suneša visi savo butus ir priduoda. Uogas, žinai, Urmu perka butus, bet tik didelius čia rašė. Jo. Gerai, toliau Brooklyn 277, šiaip aktyvus mūsų komentatorius klausia, ar aktyvi, nežinau tiksliai. Įdomu jūsų nuomonė, sakyčiau, jog JAV vis daugiau turtuolių nuomojasi nei perka būstą dėl paprastos matematikos, nuomotis pigiau. Jei turint būstą, apsikrauti valstijos federaliniais priežiūros, draudimo ir kitais mokesčiais. Ar pas mus galima taikyti tą pačią formulę, nes pavyzdžiui, jei turiu būstą, gal pardavęs ir investavęs, gaučiau didesnę grąžą, gyvendamas nuomojamame bute. Įdomus klausimas. Čia toks, paprastai tariant, kas pigiau, pirkti ar nuomotis? Gal kažkada padarysim atskirą laidą apie tai. Taip. Ja. Dabar taip trumpai turbūt atsakant, žinai, nelendant į JAV rinką su ten savo mokesčiais ir panašiais, tai, žinai, kada tu savo, nežinau, tau reikia būsto gyvenimo, nu, ne visada tik tai grinoji tą matematiką žaidžia, bet, nu, ir tas yra emocinis faktorius ir jo labiau, tai kultūriniai dalykai, tradiciniai dalykai. Tradiciniai lietuviai reikia turėti savo būstą ir kitas dalykas, vis tiek dar mažai žmonės investuoja į kažkokius kitokius produktus investicinius, tai turbūt lietuviai pirmą dalyką, ką reikia nusipirkti būstą. Ir dar kitas momentas, žinai, nėra tos ilgalaikės nuomos tokios tradicijos. Jie nėra tų institucinių nuomotojų, aš nesakau, kad jų čia būtinai, čia, žinai, Lietuvoje trūksta, bet... Institucinių turėmenį valstybės lygių ar juridinių turėmenį labiau? Juridinių, tai būna, žinai, pensijų fondai, ten kažkokie šiaip fondai ir panašiai, kurie ten, nežinau, pastatė visą daugiabutį ir visą nuomoje. Ir yra kažkoks administratorius ir tu ten, žinai, nori nuomokis metam, nori 10-mečiai nuomokis ten kažkokie, žinai, yra... Amerikoje yra net ne tai, kad daugiabučiais, bet kvartalai visi. Jo. Tai, žinai, o Lietuvoje toksai, žinai, jeigu tu ten žiūri, ten kokį 1-2 kambarių butą nuomai, nu, tai ten, okei, tarkim, žinai, bet jeigu, pavyzdžiui, ten 3-4 kambarių, žiūrėk, ten nuomavai 1-2 metus, ten, žiūrėk, sugalvojo parduoti, žinai, nežinau, ten vaikai ten grįžta, tasme, į butą gyventi, mes, žinai, ten patys grįžtam į butą gyventi ir toksai, žinai, sunkiau planuotis ir tada atrodo, žinai, gal ten dėl šventos ramybės geriau turėti savo. Ir dar kitas momentas, kad ten JAV ar kitose šalise kitaip ta nuoma truputį vyksta, kad tu išsinuomai būstą praktiškai be baldų, kartais net neremontuota, tu pats investuoji, susiremontuoji, susiperki, nu realiai pasidarai savo būstą, tik tiesiog jo neturi nuosavybės. O Lietuvoje yra, kad dažniausiai tu ateini jau apstatyta, padaryta ir gink dieve negali nieko liesti, nieko išmesti. Nori varštukai sukti ir suderinti. Paveikslo pasikabinti. Tai truputį esi daugiau apribotas, ten turi daugiau laisvės ir tai yra truputį artimiau
nuo savam būstui. Žinai, ir kitas tas momentas tada, vėlgi, pavyzdžiui, kada ten kokioje Olandijoje, ar ne, tu ten įsirengi, susipirki baldus ir panašiai, na ir tu pats rečiau tada išeidinėjai, nes tu jau ten investavai ir panašiai. O Lietuvoje, žinai, nu, ten to ateinė jau visiškai ant gatavo, tau lengviau ir pakeisti. Susidėjai daikčiukus ir eini kitą butą sugalvoja. O dėl tos gražos, tai vėlgi čia visi irgi taip labai, o tai čia į akcijas investuosiu, čia dabar čia 10-15% lengvai galiu uždirbti, bet nėra tie visi tokie raštingi finansiškai ir tikrai nedažnas, kuris turbūt taip gerai galėtų su žaistais skaičiais ir investavęs tos pinigus investuoti ir uždirbti daugiau. Tai reikia tam žinių. Ir kartais yra tiesiog, žinai, turint savo būstą, turint savo nuosavą paskolą, tiesiog, na, toksai priverstinio taupimo forma yra, kad viskas tau ten antrą dieną mėnesio nurašo paskolą ir tu būtinai turi turėti pinigų tai dienai. Neklausia. Jo, o kai, tarkim, investuoji, nu, čia finansinė irgi drausmė, kad tu turi visą laiką atsidėti ir žmonės va tokie yra padarai, kad ne visada jie tokie drausmingi yra, kad atsidėtų. Ir dar aš truputį išsiplėsiu, kad turint savo būstą, jo vertė, jeigu ekonomika kyla, tai jo ir kils ateityje. Ir jūsų įmoka, stipriai nesikeis, nebent ten, nežinau, kažkokios palūkanų pokyčiai, kaip čia buvo Riboras ir panašiai, kažkiek gali koreguoti, bet iš principo įmoka jinai nesikeičia. Nors turto vertė kyla, o nuoma, jinai vis tiek prisitaikys prie rinkos kainų, rinkos, jeigu pragyvenimo lygis kyla, tai ir nuoma automatiškai kils. Žinai, aišku, čia yra ir pliusų, ir minusų, turbūt vienareikšmiško to atsakymo žinai nėra. Tas man dabar, paskutiniu metu tikrai ten tos pardavimo kainos jos sukilę, nuomos kainos atsilieka, sakykime, ir ta grąža yra sumažėjus. Tai gal ir apsimokėjau, kaip sakyt, nuomotis, būna laikas, kada pasivėja ir apsimokėjau yra pirkti. Kaip sakai, ten paskutiniai 5 metai tikrai, to buvo aktyvaus ir agresyvaus augimo kainų metai, bet tarkim, prieš tai 10-metis toksai, žinai, ten nuo 2009 iki 19. Čia, žinai, tu duotojų momentų lygini, kad gal šiam momentui patogiau. Bet vėliau, kai ta turto kaina paaugs ir tavo įmokas nepasikeis, o nuoma pakils, tai tada jau bus visai kitaip. Bet matai, čia ir aš, jeigu turiu būstą ir pardavęs ir investavęs, gaučiau didesnę grąžą. Jeigu turit būstą, kurio vertė stipriai pakilo per pastaruosius 10 metų, neskubėkit jo parduoti ir investuoti. Turbūt toks būtų atsakymas. Kils. Tai daug diskusijų, aš manau, kad tikrai bus verta gal ir atskiros laidos, kad biški gal ir skirtingais pjūviais pažiūrėti. Parašykit komentarą, jeigu norėtume tokios laidos. Ja. Verta nuomoti ar pirkti? Vytenis Z klausia, kad šiai dienai flipinimas yra paprastesnis, rezervuoji naujai statomą butą ir parduodi brangiau rezervaciją. Čia taip tiesiog gal padrikai parašęs tą klausimą, bet žmogus klausia apie tą būtent rezervacijų perpardavimą. Taip. Tai buvo populiaru prieš kažkiek metų. Ar mane nustebino dabar iš tikrųjų nesenas Swedbank ekonomisto Nerijus Mačiulio interviu, kuriame jisai taip drįšiu gal sakyti net šiek tiek populistiškai, tasme sušaudė, tasme į NT perpardavinėtojų daržą, tasme akmenis, kad neva tai čia perpardavinėtojai kaitina rinką ir dėl to kainos kyla, aš tikrai labai drįšiu paprieštarauti, tasme šitoj vietoj, nes dabar didžioji dalis vystytojų neleidžia perparduoti rezervacijų. Tai nėra, kad atėjo bubulaitė ir rezervavo 20 butų, žinai, ten išmėčiusi, žinai, ten po 2000 eurų. Ne, tasme, rezervuoji su ten, nežinau, 10-15% pradinių įnašo ir vėlgi yra įdėtos baudos ar ten mokestis rezervacijos perdavimo. Tai pavyzdžiui, pas vieną didelį vystytoją ten 7%, pas kitą ten galbūt biškai kitokį, tasme, procentai, bet tai yra pakankamai rimtos
rimtos, baudos. Ypač šitos baudos atsirado po COVID, kai ta rinka stipriai kilo ir tikrai žinau atveju, kai buvo tie perpardavimai daromi, tai tikrai tos sutartis pasipildė šitais punktais. Tai nereiškia, kad nevyksta flipinimas toj srity. Tikrai yra žmonių, kurie rezervuojasi butus, juos nuperka, įrengia ir tik po to parduoda. Taip, tai dažniausiai ir vertė paauga per tuos 2 metus, pavyzdžiui. Bet tai nėra rezervacijos perpardavimas. Bet tai ne rezervacijos perpardavimas, yra konkrečiai nupirkto buto. Taip. Jeigu vystytojas, tarkim, neįrenginėja, o vystytojas... Aišku, būna ir tokių, kurie nuperka, neįrengia ir parduoda jį neįrengtą, bet vis tiek nupirkti turi. Taip. Nebėra to, kad tu pardavai tik tai rezervaciją. Bet mintis yra ta, kad manau, kad daug kas gal ir nesupranta, kad tai nėra joks, sakau, aš su ten keliais tūkstančiais ėmiau pusę daugiabučio, žinai, rezervavau, tada dažnai palaikiau, tada dažnai paprasti žmonės negali, žinai, nupirkti ir staiga nevyksta, žodžiu. Nes nepaprastas Paulius prirezervavo. Yes. Taip nevyksta, arba vyksta kažkokiuose pavieniuose projektuose, galbūt ne Vilniuje, gal nežinau, pas kažkokius mažus vystytojus ir panašiai. Ką manote apie administracinės patalpas, kai vystytojas renovuoja visą aukštą ir padalina pagal naudojamąsi tvarką, pavyzdžiui, Eišiškių plente Vilniuje? Atrodo, kad kaina mažesnė negu bendrabučio. Ar verti nuomai tokie variantai? Tai turbūt kad verti nuomai. Nuomai tikrai verti. Jeigu kaina adekvati. Nes graža, jeigu nuomininkui visai nesvarbu, kad ten yra pagal naudojamąsi tvarką. Mes kažkada esam šnekėję, man atrodo, žinai, vėlgi, kada tu investuoji, yra 3 dalykai, žinai, yra nuomos investicinė grąža, yra likvidumas ir vertės augimas. Ir yra vertės augimas. Nebus visų 3 vienodai gerų. Šitoj vietoje jie tikrai yra gerą investicinę grąžą, tas generuoja, bet jų likvidumas yra ribotas ir, sakyčiau, šitas vertės augimas, jisai toksai, vėlgi reikia žiūrėti, aišku, už kiek perki, vėlgi tu ten perki su niuansais, dažniausiai būna, pavyzdžiui, apie tą patį Eišiškių plentą, tarkim, ten kalbant, vienas yra projektas, kuris yra visiškai visas pastatas, tarkim, renovuotas, kitame, tarkim, projekte yra vienas aukštas, tarkim, tik tai renovuotas. Tai va, kažką gauni, kažką prarandi. Vėlgi reikia suprasti, už kiek tu perki, už kiek tu išnuomusi, kokia tau ten ta grąža, kas bus tavo ten, nežinau, nuomininkas, tai tikėtina kokie nors, nežinau, ten užsieniečiai, ten pakistaniečiai, žinai, ir ten kirgizai ir tiesiog su jais ten reikės dylinti, bet gausi gerą grąžą. Bet kitas dalykas, jeigu čia lyginam su bendrabučiu, gali būti taip, kad nuomininkai, visa kaiminystė bus daug geresnė negu kai kuriuose bendrabučiuose. Nes jeigu čia naujai renovuota ir viskas sutvarkyti ir visi yra tie nauji gyventojai, visi būtų išnuomoti, labai didelė tikimybė, kad bus geriau. Ir neturėsi tų bendrabučių minusų, kuriuose yra bendrabučiuose, tie visokie nekokie kaimynai. Vamzdžius pravestus per lubas. Jo, laiptinių niuansai. Siurbliuką ten tualetę, žinai, ir panašiai. Tai tikrai svarstytinas variantas toksai būtų. Okay. Giedrius Mucka klausia, epizode apie naujininkus nebuvo paminėtas Tyzenhauzų projektas, turbūt dar nebuvo paskelbtas. Kokia jūsų nuomonė apie objektą, potencialą, nuomonė apie patį Citus? Tai buvom iš tikrųjų paminėję, man atrodo, ten trumpai tiesiog buvom užsiminę, kad yra toksai projektas, rodėm net vizualizacijas, gal tada tik tai kainų dar nebuvo, bet sakėm, kad po radarų jis yra tikrai įdomus objektas ir tikrai neblogoje vietoje. Buvau irgi nuvažiavus, apsižiūrėjus, bet turbūt Paulius daugiausiai įsigilinęs iš tą projektą. Geras projektas, iš tikrųjų. Citusas tą sklypą nupirko 2021 metais, buvo projektavo, kelias kartus ten perprojektavo ir kainom pakilus pasidarė, jisai jau toksai premium, kaip sakyti, projektas. Pasileido jie prieš, nežinau, gal kokius 2 mėnesius ir pakankamai didelis buvo pradžioje susidomėjimas, tai jau netgi porą kartų pakėlė tas kainas, nes tiesiog... Nuo pradinių, kurias buvo. Nuo pradinių, jo, nes vadybininkai sakė, kad tiesiog pradinėme etape tas per didelis susidomėjimas ir per daug rezervacijų, tai dabar jau taip užvarė kainas visai nemažai.
Kad nebepirktų jau, kad sustabdytų pardavimus, užtenka. Mačiau, pasileido daug viešosios tos reklamos, tai pats daiktas, sakau, iš savęs jisai geras, įdomioj tikrai vietoj, kur mažai konkurencijos, na, ten tokia Liepkalnio, senamiesčio, turbūt geriausia naujininkų dalis. Jo, ten visai prie stadiono. Stadiono, tos imdymo namų. Visai ten nueinamo distancija iki, tarkim, iki Aušros vartų, tai dabartinės kainos, dabar jau su dabartiniam kainom, ką jie ten nusistatė, reikėtų susigyventi truputėlį. Statybos stadija, tai ten tik tais tvoros tvėrimo dar kol kas. Mes kaip nugriovimas nugriovė ten kažkokį buvusį mokymo centrą, tai manau, kad, žinai, dabar vėl pardavimui pasipils, kada biškai jau pradės kažkas ten, žinai, aiškėti ir kontūrus įgaus, žinai, daiktas. Šiaip visai potencialus objektas tiek ir ilgalaikiai nuomai, tiek gal net ir trumpalaikiai nuomai. Tiktų, jeigu nedidukas kažkoks ir panašiai. Ir pačiam gyventi labai puikiai vieta. Ir pačiam, žinoma. Gerai, judam toliau. Brandon 22 klausė. Kokie paprasčiausi įrankiai yra įvertinti tikrąją rinkos kainą? Digineto Untų portalas 13 eurų už vieną ataskaitą arba 10 už 50 eurų. 10 ataskaitų turim manį. Registrų centras 11,5 eurų už vieną ataskaitos puslapį. Atrodo baisiai dėl skaidrumo, kokie duomenys po pinigų šydų, jeigu ieškoma skirtingose vietose. Tai žmogus čia dar deep taip klausia, žinai. Tik įsigilinęs žmogus, žino ir kainas. Dažniausiai tai yra tiesiog, atsidarai rodą, pasižiūri, išsivedi vidurkį, dar užsimeti ant viršaus, kad nesireikės kažką nuleisti. Pasitarti su brokeriu lengviausiai. Jeigu vertinti, tarkim, ten Digineto Untų, kaip žmogus mini, tai tam tikriem objektam jisai gal nustatys visai tiksliai, tarkim, jeigu tai yra tipiniai kažkokie butai, ypač senos statybos būtuose gerai vertinama, kai yra daug lyginamųjų sandorių ir daug yra pardavimų, nes Untų portalas irgi ima duomenis iš registro centro. Ir jeigu gana standartinis daiktas. Taip, bet jeigu kalba eitų apie, nežinau, individualų namą, kotedžą ar panašiai, tai neįvertins to objekto, dažniausiai tie patys... Per daug kintamųjų. Arba specifinė vieta. Arba nesąmoningą kainą parašys, arba parašys tiesiog, kad su jumis susisieks ten kažkas, tai ekspertas, brokeris ar dar kažkas ir pasakys jums tą kainą. Ir bet kuriuo atveju tas rinkos nustatymo įrankiai, jie yra naudingi ir geri, kai rinka yra stabili, bet kai rinka yra besikeičianti ir mes, sakau, turbūt dirbdami šitą darbą stovim toj pirmoji fronto linijoje, kur pradedi greičiausiai jo jausti tiek sulėtėjimą rinkos, tiek ten atšilimą. Pagal skambučius, pagal apžiūrų kiekį. Jo, ir kartais vėl pagal istorijas, ten aš žinau, kad ten Patricija dabar pardavė ten tokį ir tokį butą. Aha, o tai kiek apžiūrų turėjai, žinai, o tai už kiek parsidavė, kokių pasiūlymų tas turėjai. Ir kartais, matai, pavyzdžiui, okay. Bet jeigu žmogus nedirba šitą sritį, tai kaip jam tą patirtį? Pasitarti su brokeriu ar vaistininku. Nu, iš čia tempėti savo pusę. Jo, čia šališkai, žinai, labai reikia šališkai. Jo, čia šališkai, žinai, tas skamba, bet žinai, nėra panacėjos vienintelis. Taip, tas metu iš tiesioginių šaltinių, renkiesi info ir daraisi kažkokį vaizdą. Taip, iš vieno pasižiūri, ką rodo, iš kito pasižiūri, ten tebūnėja iš tos pačios, nežinau, iš internetinių portalų, kas ten pasiūloj, kažkas yra. Realu, pasižiūri, ką parduoda. Jo, ir tada išsivedi kažkokį skaičių. Nebus tau, kad tiksliai suskaičiuoja, nes vėlgi dabar su ten dirbtiniu intelektu atsiranda kažkokie įrankiai, kurie skaičiuoja. Bet čia toks... Kaip sakau, žinai, kad truputėlį, žinai, kaip sugedęs laikrodis, žinai, kartais, žinai, parodo teisingai, kartais ne. Ir tu žinok dabar, ar čia teisingai parodė tau, ar... 2 kartus per parą rodo teisingą laiką, ne? Jo, tai... Bet šiaip generaliai žiūrint, tai reikėtų remtis ten ne tik skelbimų portalais, bet ir registro centro duomenimis. Tai tikrai, jeigu perkant ataskaitas būtų, tai ten tikrai galima rasti panašių lyginamųjų sandorių. Galima ir, nežinau, individualių namų, pavyzdžiui, jeigu yra ten kažkoks individualių namų kvartaliukas ir jau žinot, kad yra pardavimų, nežinau, kaip pavyzdys, Švento Antano kvartalas, kur visi panašių metų statyti, tai gali išsitraukti, ant kelios tos gatvės yra ir tų gatvių pardavimų sandorius. Tu maždaug matysi. Taip. Aišku, tu nematysi įrengimo būklės, ar ten geresnis, blogesnis ir panašiai, bet bent jau orientaciškai tu... Tai ir mes, kai kainas nustatinėjom, tai kompleksiškai nustatinėjai, tarkim, susižiūri ten pagal tos sandorius, tada žiūri bendrą tokio konkurencinę aplinką, žinai, kas va dabar, o jeigu aš išeisiu tokią kainą, kaip aš atrodau kaiminystėj.
čia, ką norėjau irgi papildyti, kad reikia pažiūrėti ne tik statistiką, kas jau yra padaryta, bet ir, aišku, tai, kas vyksta rinkoje, bet labai dažna klaida žmonės pasižiūri, mano kaiminystėj kainos yra tokios, bet pirkėjas turintis pinigų X, jis nebūtinai tik tavo kaiminystėj žiūrės, jisai su savo pinigais gali žiūrėti daug plačiau, reiktų pažiūrėti ir ką už tokius pinigus nuperki rinkoje. Taip. Arba toj kaiminystėje gal šis nieks neparduoda ir tada atrodo, o čia nieks neparduoda, aš galiu kiek noriu. Bet kartais prašyti. tas labai sužaidžia, kad jeigu kaiminystėje nieko nėra, tu iššoki vienintelis į rinką ir kartais net gali parduoti už didesnę kainą, negu šiaip būtų rinka, vien dėl to, kad nieko nėra, kažkam labai reikia tos vietos. Tai čia yra tikrai labai nemažai tų niuansų. Vienas iš dalykų turbūt, ką patartume, stebėti rinką ilgesnį laiką, jeigu jau nusprendai šiandien pardavinėti savo butą ar namą, pastebėk rinką kažkurį laiką, kas vyko aplinkui, bus daug lengviau matyti, suvokti. Ir pasižiūrėti vėlgi, tarkim, jeigu ten kokį nors turi naujos statybos įrengtą būstą, žinai, pasižiūri vėlgi, kiek dalinė apdaila dabar ten, tarkim, kainuoja tavo kaiminystėje, na ir maždaug vėlgi prisimesti, žinai, kiek tau, tarkim, tas įrengimas tas kainavo, kaip tu atrodysi, tarkim, su ta kaina, nes, nu, vėlgi, ir tas pirkėjas, jisai kartais irgi svarsto, žinai, ar man jau ten išbaigtą daiktą pirkti, žinai, ar dar tik tai, žinai, su dalinė apdaila pačiam įsirenginėti apsimoka. Tai va, tai sakau, tokio vieno teisingo, sakau, atsakymo nėra, tasme, yra keletas ir jo žmogaus paminėtų šaltinių, nu, tasme, išsivedė kažkokį tą skaičių. Interpoliacijos būdu, žodžiu. Taip. Jūratė Sodonytė klausė, jei tarkim pirminėje rinkoje NT brangsta 15%, čia turbūt iš mūsų metinio podcast'o, kai mes prognozavom, kiek brangsta kiek brangsta naujos apie 3-5 metų senumo statybos butai. Tai čia klausė pirminė rinka, tai čia visiškai nauja, o čia tokia truputį pagyventi, 3-5 metai. Tai turbūt reikėtų atsakyti, kad potvinis pakelia visas valtis vienodai. Tai turbūt labai panašiai, nebent yra kažkokie tai turbūt niuansai to būtent regiono, to projekto ar tos vietos. Nes kartais, žinai, nu, sakau, iškreipta, tarkim, statistika, žinai, ir anksčiau paminėtas tebūnė tas Tyzenhausų projektas, nu, tarkim, jisai techniškai ir ne yra naujininkose, kada pasipil sandoriai, žinai, užkels visų naujininkų kainą, nu, taip nevaikiškai, žinai, ir atrodys, žinai, ten kažkas, žinai, žmogus gyvena ten kokios nors, nežinau, Darius Girėno gatvėje, žinai, sveiktų savo, mano, žinai, bendrabutis, kaip, žinai, pabrango. Tu skaitai naujininkos, jau kaip būtai pabrango. Tai toks, žinai, nu, klaidinanti kartais ten ta statistika yra, tai priklauso, žinai, ir nuo projekto, ir nuo rajono. Bet dažnai, ką tu paminėjai, būna problema, kad žmonės kažkoks gyvena senesniam projektą ar iš visano statybos name, pradeda statyti naują ir tada tu matai, kiek čia būtai kainuoja, 5000 už kvadratą. Ir dar mažesnė negu pas mane. Dar ten blogesnė, ten eiktų ten. Vat mūsų tai statė. Ja, mūsų. Nu, mes 5 negausim, bet kokius 4,5, žinai. 3 tik tai. Tai turbūt reiktų atsakyti, kad turbūt labai panašiai, nebent yra kažkokia specifika segmento, specifika projekto ar panašiai. Tai. Ja. Nes kiti sako, tai kas dabar brangsta, ar senos ar naujos statybos? Viskas. Nu, viskas, jeigu visas NT brangsta, tai visas panašiai. Gerai, čia dabar Rimantas Animation klausia, čia neklausia tiksliau, o teigia, tiesiog įdėjau, kad labai fainas teiginys žmogaus parašytas buvo, dėkui už informaciją, dar beklausydamas laidos pateikiau prašymą bankui perskaičiuot būsto paskolos palūkanas. Tai smagu, kad tą padarė žmogus. Aš galiu paploti. Smagu, kad sveikinam sutaupęs. Mes paraginom tą padaryti ir tikimės, kad sutaupė, dar nežinom, koks atsakymas. 100%, kad taip nebūna. Jo, tai čia, žinai, valdžia daug tų visokių neteisingų sprendimų ir kvestionuotinų padaro, bet čia turbūt buvo vienas iš tų, kuris tikrai ženkliai refinansavimas. Jo, pakeičia žmonių, nu, kaip sakyti, ir finansus, ir padeda sutaupyti. Ir įveda teisingą konkurenciją tarp bankų. Taip. Gerai, Vilis klausia, sveiki, ar bus epizodas apie Kauną? Dar kartą. Aš nežinau. Gal bus kada nors? Kol kas planuose neturim tokio.
Aišku, Kauno rinka tasme tikrai plati ten ir yra ką pašnekėti ir apie rajoną, bet tokiu atveju, kaip ir vėlgi reikia kviesti tada svečią. Ir mėly žiūrovai, mes pažiūrėjom, kad kai pakviečiam svečią, tos laidos jos tokios... Šiek tiek mažiau žiūrit. Jo, šiek tiek mažiau. Tai dvejojam, tasme tiek patiem net buvo klausimas ten ir apie Šiaulių rinką padarykit, buvo ir žmogus kreipėsi, sako, galiu pašnekėti apie regionų, tasme NT rinką. Tai toks, mums visą laiką, toks biškai diskusija, baimė, patys kalbėti. Apie tai, ką mažiau žinom. Jo, sunkoka, kiekvieną kartą kviestis vėlgi svečią ir, kuris truputėlį kitą dinamiką įneša irgi nelengva. Ir apskritai, turbūt didžioji dalis mūsų žiūrinčių, aišku, mes į tuos ir orientuojamės, tai yra Vilniečiai, kur mes ir dirbam, ir gyvenam. Ir dabar turbūt ir jiem bus, gal ne visiškai įdomu žiūrėti ten apie Kauno regionus. Šiaip apie regionus buvo mintis, kad reiktų gal kompleksinę padaryti laidelę, kad apimt bent jau kelis kažkokius mažesnius. Apie Šiaulius. Šiaulius. Turim vieną Šiaulių atstovę, apie Šiaulius galėtume šnekėti. Apie pietinį. Gerai, toliau jau einame į pabaigą. Rubinukai Family klausia, ištikimi mūsų žiūrovai. Klausimas nusimanantis. Kokie šiuo metu top 3 naujo būsto statytojai Vilniuje pagal kainą kokybę? Ir čia prideda variantus Haneris, Eika, gal Bonava ir panašiai. Kaip jūs savo top 3 įstatytumėt? Daug jų yra ir tikrai labai gerų yra ir čia tokius seniausiai žinomus turbūt Haneris. Pagal kainą ir kokybę. Kaina ir kokybė. Oi, čia labai sunku. Čia kainos ir kokybės santykiai, ar čia pagal? Matai, kas yra, dar yra 3 dedamoji iš tikrųjų vieta. Tai kaina, kokybė ir vieta, tai negali taip jau... Bet taip. Aš turbūt tai tikrai 3 matyčiau Kausta. Ir Kausta. Darnų grup turbūt matyčiau. O kodėl jūs mane žiūrit? Ne, tai kad laukiam iš tavęs. Galijo, Darnų, Kausta. Galijo turbūt gal taip, nežinau. Ne? Arti 3 man atrodytų, bet... Mūsų 3 jau išsiplėti, 3 netelpam, turiu pastebėti. Tai šiaip ne, Galijo 3 ne. Aš tai Kausta, Darnų ir 3 pastatyčiau, nežinau, Merko turbūt. Ar Realko. Taip. Merko turbūt. Merko. Gerai, tinka. Tai čia toks mūsų ilgai nemaščius, čia nedarėm kažkokių didelių rinkimų ir panašiai. Žilva klausia, šiaip įdomu, jei nepaslaptis, kokiame projekte Patricija rezervavo butą. Kažkada pasisakė, kad kažką rezervavai. Pasienio terasose. Pasidalink dabar su visai. Žvyrkelių terasos. Aš atsakiau ir... Paskolų slėnį? Jūs bjaurus, raustinat visą laiką. Ne, iš tikrųjų labai man patinka tas projektas ir mes rezervavom Sakuose. Sakai. Taip, sakai. Ja, labai fainas projektas ir jau kažkada gavau pastabą, kad aš apie jį labai gražiai kalbu. Taip, aš jį tikrai įsimylėjus. Tai gal nuolaidą gavai už tai, kad čia gražiai čiulbėjai? Ne, pirmą rezervavau, paskui pradėjau apie jį garsiai kalbėti, nes man iš tikrųjų jis labai patinka. O jeigu nepaslaptis, kokio dydžio butas? 1 miegamojo, bet didelis. Tai 2 kambarių, ne? Lietuviškais, kalbant lietuviškais, tai taip, kaip Paulius sakė, visiškai prieš srovę. Iš rinkos vėją. Visiškai, nes jis yra 57 kvadratų. O didelis. Didelis, 1 kambario didelis. Jie 1 miegamoje, bet didelis. Bet čia tai gal patys eisit gyventi. Su 3 vaikais kol kas dar ne, jau kai jie išeis. Tai dabar kada šnekėsim apie tą miesto dalį arba konkrečiai apie tą projektą, Patricija reikės nusišalinti nuo svarstymų. Taip ir padaryti. Mes su tavo nuomonės nebepriims apie šitą projektą. Gerai. Tai tai man atrodo, kad viską spėjom prabėgti, laikas mūsų irgi jau eina į pabaigą, tai dar kartą turbūt norim padėkoti mūsų laidos šiandienos rėmėjams, skelbimų portalas realu.lt, elektroniniai baldų parduotuviai Baldai 1 ir Raskente. Skelbimų portalas, neskelbimų portalas, tiksliau, tai yra portalas technologija, kuri susiurbė skelbimus iš visų portalų ir pagal jūsų patikė jum aktualius sprendimus, skelbimus ir panašiai. Ir dar ką norim priminti, kad mūsų konkursėlis vyksta ir norim apdovanoti šios laidos mūsų konkurso atsiuntusiam nuotraukėlę. Iš tikrųjų, jau buvom pasipaustinę mes tą nuotrauką.
žmonės integravo visus tos laidos mūsų rėmėjus. Tai žmogus sėdė ant Braito dėžės, užsidėjęs kojas, varto realu.lt puslapį ir panašiai. Ir žiūri mūsų laidelę. Smagiai atrodo. Tai, tai čia, man atrodo, Rubinukai Family yra toksai komentatorius mūsų aktyvus, tai išsiųsim jums šitą. Ačiū, kad žiūrite. Šitai Family. Rubinukus šeimai linkėjimai. Jo. Tai ką? Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad komentuojat, ačiū, kad klausėt, bet iš to galim padaryti laidą ir atsakyti jūsų klausimus. Uždėkit like, uždėkit subscribe. Ir dar, kad mes nepasidžiaugiam. Mes pasiekėm 10 tūkstančių subscriberių. Nu, tikrai ne. Kūčių vakarą, sėdėdami prie stalo. Nors viena laida jau išėjęs buvo, bet mes dar, kai ją filmavom, neturėjom tų 10 tūkstančių. Tai labai labai norim jums padėkoti už šitą, paploti. Už tą kalėdinę dovaną mums. Plojimai jums. Tai va, tai pagalvosim, kokį galim jums padaryti, ar bonus video, ar kažkokį priziuką, ir tikrai kad atsidėkoti, nes tikrai, aš taip pat nesitikėjau, tas iki naujų metų, kad surinksim, man taip atrodė, žinai, gal sausį, vasarį, žinai, bet tikrai taip simboliškai prieš kalėdas. Jūs šaunuoliai, žodžiu. Aš labai labai norėjau ir tikrai ačiū labai. Ačiū. Tai ačiū jums, ačiū už tai, kad žiūrit, už tai, kad sekat ir iki kitų kartų. Ate.